Gerai, tarkim, atiduotum nedraugavus, ką atiduotum nedraugavus? Ta prasme, aš viską turiu, man nieko nereikia. Jeigu tai kas nors super turbo įspūdingo, žinoma, laukiu. Dar 8 žmonės paspaudė laiką, todėl, ko gero, visi turėtume dabar duoti man nedraugavę. Gerai, laukiu. Duokit. Jau, sveiki berniukai, mergaitės, aš vakar truputį padauginau, bet jums tikriausiai to nereikia žinoti. Ir klaus Luko numeris 7. Žinoma, kaip visada, ne kaip visada, bet kaip dažniausiai, pats savo prieštarauju. Super, Lukai, super. Sweet asses. Kas per voverušką klausė? Įsivaizduok situaciją. Tu su savo mergina nueini į kiną, tau labai niešti, žinai ką, ji tave apkabinusi. Ką tu darytum? Žinau ką, nieko aš nežinau. Kas man niešti? Čia kažkas tipo tokio nešvaraus, kaip subinė ar klynas. Jeigu man nieštėtų žinau ką, mergina tada iš šoną patraukiu, pasikasau, ką man reikia. Čia ko gero būtų langų valymo garsas, bet nesmė, šiandieną mes negarsinam blogų. Ir tada vėl mergina šalia ir sėdi toliau patenkintas ir pasikasęs, žinau ką. Di blondė mech klausė, ar galėčiau tave išprievartauti. Jeigu tu esi pilnametė, jeigu atrodai puikiai, kodėl ji ne? Prašau. Jokingas 666 klausė, ką rinktumėsi 2 litrus mineralinio vandens Vytauto ar 2 litrus alaus? Kodėl aš turiu kažką rinktis, jeigu aš galiu turėti iš karto abu? Nueini į parduotuvę, per 5 minutės nusigauni, nusipirki po 2 litrus tiek alaus, tiek mineralinio ir turi viską. Arba tiesiog iš tavęs viską atimu ir turiu dar 2 tiek. Kas iš vis per pasirinkimai dabar? Suprantu, kad būtų tai koks mirties ir gyvybės klausimas, arba turi priimti kokį svarbų sprendimą, pavyzdžiui, pasimti milijoną ar 10 milijonų. Gerai, biški prastokas toksai palyginimas. 655FB klausė, lesbietės už ar prieš? Čia jau turėtų būti pakankamai aišku. Su manim už, be manęs prieš. Difrisko klausė, ką manai apie pasakymą viskas šūdai, kas nemižalai. Difrisko, aš net neįsivaizduoju, apie kokį čia pasakymą dabar kalbi, nes aš žinau tokį kaip viskas yra šūdai išskyrus myžalus, bet ne viskas šūdai, kas nemižalai. Taigi net neįsivaizduoju, iš kur tu tokias nesąmonės ištrauki, bet ačiū už klausimą. Džentelmenas pasivadinęs lyderis LT nori žinoti. Lukai, įsivaizduok, eini, tavi išprievartauja ir meška sudrasko, ką darai. Visų pirma, kyla klausimas, kur aš einu. Visų antra, kas mane išprievartauja, tai yra vyras, moteris ar ta pati meška, kuri mane sudrasko. O jeigu atsakant į tavo klausimą, tai ko gero būčiau išprievartautas, neaišku ko, ir sudraskytas gulėčiau ant žemės. Tikriausiai tą ir daryčiau. Tikrai labai logiški klausimai, bičiai. Viva Elmario 666 klausė, jei galėtum pasirinkti savo vardą, tai būtų Lukas ar išmanusis Falas. Lietuvos Respublikoje ko gero net nėra patvirtintas toks kaip lietuviškas vardas išmanusis Falas. Sveikos merginos, aš Falas. Išmanusis Falas. Žinoma, tas vardas skamba labai kietai, bet gal pasiliksiu prie savo vardo. Gintuksas rašo. Užpisitu. Gintuksai, mes nepažįstami. Ačiū už teiginį. Lukai, ką manai apie pornografiją? Pažiūrim, kokie žmonės iš vis tokius klausimus užduoda. Minecraft 2.2.0. Viską paaiškina. Užeinam žinoma jo kanalą ir pažiūrim, kągi jisai ten turi. Netgi 4 video, kurie yra susijęs su Minecraft. Fantastika. Pasiklausom vieną iš jų. Sveiki, su jumis Minecraft 220. Wow, ramiau, kovau, kiek energijos, kiek veržlumo, kokia ekspresija, vien pasakant sveiki ir savo niką. Jėzus Marija, kaubojau, ramiau kaubojau. Fiksas klausė, Lukai, Aušrinė Marija Paviljoninė ar Kazimiera Danutė Prunskienė. Jeigu reiktų išsirinkti savo favoritą, tai ko gero rinkčiausi galbūt Prunskienę, aš manau, nes pažiūrėkite Paviliaškę. Trollface. Taigi šiandieną, bičiuliai, tiek. Jėzau kaip tamsu, ačiū, kad peržiūrėt, ačiū, kad skiriate savo brangaus laiko man, ačiū jums, ačiū man, aš nuostabus, jūs nuostabus, aš jūs myliu, jūs mane mylit, meilė visur. Myliu, bučiuoju ir su kabletaškiu. Fantastika, Lukai, 7 klasės.